Kiek dar ketini gyventi kaip auka? Kiek dar ketini verkti dėl žmogaus, kuris jau seniai pasirinko ne tave? Kiek dar ketini įrodinėti savo vertę tam, kuris jos nemato? Skaudu, kai griūna santykiai. Labai skaudu. Skaudu, kai išduoda. Skaudu, kai myli labiau nei myli tu. Bet žinai, kas skaudžiausia? Ne tai, kad kažkas išėjo. Skaudžiausia, kai po to išeini tu pati iš savęs. Kai pradedi galvoti, kad esi nepakankama, neverta. Kai ieškai kaltės savyje, kai lauki žinutės, skambučių ir dėmesio trupinių. Kiekvieną dieną ateina labai nemaloni tiesa. Tu neverki dėl jų, tu verki dėl savęs, kurią pametei pakeliui jūsų santykiuose. Ir kai tu supranti, tai tada ir prasideda tikrasis tavo gijimas. Staiga pamatai, kad tavo vertė niekur nedingo, kad tavo grožis niekur nedingo, kad tavo moteriškumas niekur nedingo, kad tavo svajonės niekur nedingo. Dingo tik žmogus, kuris nesugebėjo tavęs įvertinti. Kartais didžiausia Dievo dovana būna ne žmogus, kuris ateina į tavo gyvenimą, o žmogus, kuris iš jo išeina. Nes būtent tada tu prisimeni, kas tu esi. Pakeli galvą, ištiesi pečius, nustoji vytis, nustoji maldauti meilės, nustoji tenkintis trupiniais ir pradedi rinkti save. Nuo tos akimirkos pasaulis ir pradeda keistis. Nes moteris, kuri žino savo vertę, tampa nebe medžiotoja. Ji tampa ta, kuri renkasi. Todėl nustok savęs gailėtis. Tu ne auka, tu moteris, kuri, jei dar neprabudai, privalai prabusti. O pabudusi moteris gali pakeisti visą savo gyvenimą. Jei jauti, kad supranti viską protu, bet vis tiek negali pakeisti nieko, negali paleisti praeities, galbūt tave vis dar laiko senos traumos, atstūmimo baimės ar pasąmonės programos, parašyk man asmeninę žinutę. Kartu pažiūrėsime, kodėl gyvenimą kartuosi tie patys santykių scenarijai ir kas trukdo tau pagaliau pasirinkti save. Pasirink save.